Mes gyvename simuliacijoje. Vienas mano TikToko draugas parašė komentarą, kad mes gyvename simuliacijoje. Mes kalbame apie tokius dalykus TikTok'e su daug draugų ir daug vyrukų ir daug moterų. Tai norėjau čia irgi įrašyti įrašą mano draugams YouTube'e, Facebook'e. Ir labai įdomus, geras klausimas. Taip, galima sakyti, kad mes čia gyvenam simuliacijoje, bet kas simuliuoja, kas ta simuliacija yra, tai pakalbam apie tai greitai porą minučių. Įsivaizduoji žaidimą, ne tą kompiuterinį žaidimą. Tokie ten anksčiau buvo senai ir kokie dabar yra tokie labai realistiški. Tai įsivaizduok, vo čia tu esi dabar ant žemės vaikštai ir tavo siela per tave mato šitą pasaulį. Jaučia, mato. Dabar jo, geras jausmas dabar buvo. Jo, geras jausmas dabar buvo. Tai va, tą jausmą tu turi pajusti. Turi pajusti tą jausmą, žinai, kad tavo siela jaučia ir mato per tave šitą pasaulį ir gyvena, tavo siela gyvena šitą pasaulį per tave. Supranti? Tu čia ne vienas esi. Tu čia ne vienas esi. Tu čia neprisigalvo, kad tu čia esi vienas ir vaikštai pasiklydęs, kartais prisigeri, kartais prisirūkai, kartais nesąmonių pridirbi visokių didelių, kartais eini pas šeimą turintis, eini pas kitų bobų, kartais šeimą turinti, eini pas kitų vyrų, kartais eini pas kitų vyrai eina pas kitų vyrų, dar visokių nesąmonių prisigalvoja. Negalvo, kad čia esi vienas. Viskas bus įrašyta į hard diską šitas žaidimas. Tai va, ir toksai pastebėjimas yra, kad mes galim susikurti čia patį geriausią gyvenimą, kokį mes trokštam. Ir atkalti, atidirbti, taip atšlifuoti tą simuliaciją tokią kietą, gerą, kad pasidaryti tokį nuostabų gyvenimą, kad net neįsivaizduoji, tu žinai. O kaip tai padaryti? Nes matom, kas vyksta dabar tam pasaulyje, ne, matom. Ir ilgai vyko, žinai, visokios nesąmonės. Bet dabar viskas gerai, eina į gerąją pusę ir viskas keičiasi ir viskas bus gerai, žinai, tik reikia dar laiko, kol atsišlifuos. Ir mes gyvensime vėl laisvi, mūsų pasaulis bus vėl išlaisvintas, bet kaip atšlifuoti, kaip atidirbti tą savo gyvenimą, šičią simuliaciją tą, kad gyventumėm laimingi. Taip, kaip tai žodis, fulfillment, angliškai, to feel fulfillment, jausti tą tokį, užmiršau žodį lietuviškai, to feel fulfillment, angliškai. Tai yra labai lengva, mes esam tik tai suklaidinti labai stipriai. Labai stipriai suklaidinti, bet reikia žinoti, suvokti, kad mes atėjom čia savo norų, pajusti tą tokią sunkumą,
Nes čia gan sunku, kai kuriems žmonėms gan sunku gyventi. Man nebuvo taip sunku, žinai, kažkokius toks sunkaus momento gal nebuvo, žinai. Buvo gal toks vienas kitas momentas, bet tokio sunkaus momento, kur žmonės, žinai, labai pergyvena, labai stipriai nervinasi ir kai kurie žudosi, tokio momento nebuvo, žinai. Buvo vienas iki toks momentas, toks kvailas, trumpas, kai man su sveikata buvo negerai. Jo, kažkoks toks momentas buvo, toks durnas toksai momentas buvo. Bet aš sutvarkiau, žinai, ir dabar jo su sveikata buvo ten didelis, nesąmonė didelė ir sutvarkiau ir dabar aš čia kalbu su tavim. Reikia suvokti tą dalyką, ką aš dabar ką tik pasakiau, kad viskas įmanoma tau padaryti. Viskas. Dėl to, kad šitas pasaulis, šitas žemė, šitas dangus, šitie medžiai, šitas gamta, tavo namai, tavo aplinka, tavo miestas, tavo kaimas, tavo viskas yra sukurtas tau. Šitas pasaulis, visas dangus, saulė, gerai, net ten nesikišim. Jo, visas, ką matai aplink save, ką jauti aplink save, išeidamas iš savo namų, savo namuose, ir tas pasaulis yra sukurtas tau. Dėl to, kad ir čia yra taisyklės, kaip ir žaidime tame. Čia yra taisyklės, kaip ir kompiuterinėme žaidime. O taisyklės yra tokios. Mums labai tą svarbu suvokti, nes mes esam labai giliai nuspirti į apačią, į liūną. O taisyklės yra tokios, kad čia tiesiog fizika išgraviruota mūsų pasaulyje, žinai, tiesiog įdiegta, embedded, žinai, angliškai. Tiesiog įdiegta tas taisyklė, tas įstatymas, ne taisyklė, o įstatymas tiesiog į mūsų pasaulį, kad šito pasaulio materija tiesiogiai paklūsta sielai, o siela esi tu. Tiesiog, ko mes norime, ko mes trokštame, ką mes ketiname daryti, tai ir išsipildo, vėliau ar anksčiau. Jeigu tą jau žinai ir labai stipriai tau tai padeda ir žinai, kaip tai veikia, spausk širdeles, gal padėsim vienam kitam naujokui iššokusiam ištrūkti iš tos tamsios matricos. Tai viskas tiesiogiai paklūsta tau. Ko tu nori, kur tu nori važiuoti, ką tu nori valgyti, ką tu nori gerti, kaip nori gyventi, kaip tu nenori gyventi, viskas tiesiog paklūsta tau. Tavo būsena, tavo gyvenimas priklauso nuo tavo būsenos. Kaip tu galvoji, kaip tu matai, kaip tu jauti, kaip tu viską darai. Supranti, ką noriu pasakyti? Nes kitaip ir būti negali, nes materija paklūsta sielai. Tiesiogiai. Kodėl, tai va, tas toksai, ko tu nori, tą ir gauni. Yra ta patarlė, ta kiečiausia lietuviška patarlė, ne? Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi. Čia yra kiečiausia patarlė. Mūsų protėviai žinojo, kaip veikia mūsų pasaulis. Senai žinojo, kaip buvo laisvas. Ir dabar yra daug žmonių tokių, kurie jau žino, kurie mato, kurie jaučia, kurie tiesiog jaučia tą energiją, tiesiog jaučia, kad viskas yra man, tiesiog viskas yra man, žmogui. Neegoistiškai. O su tokiu žinojimu, tvirtu, kad viskas yra man, aš viską padarysiu, viską įgyvendinsiu, viską padarysiu taip, kaip reikia. Bet ar ne taip yra? Prabėk pro savo gyvenimą ir pažiūrėk, kas tau
sukūrė tavo gyvenimą, kokį tu dabar turi? Nu kas? Tavo mama, tavo tėvas? Aš? Tavo draugas ar draugė? Tu pats susikūrei. Tu pats. Bet kai mes išeisim iš tų programų, iš tų klaidingų įsitikinimų, melagingų įsitikinimų, wow, tiesiog sproksi. Ir taip lengva bus gyventi, tiesiog atrodys, kad tu plauki tiesiog per žemę eidamas, neini, o plauki tiesiog. Taip toksai lengvumas. Tai va, tas ir yra tas toksai, mes čia gyvenam simuliacijoje, patys save simuliuojam ir atėjom į tą, biškį čia bardako dar yra, jisai valosi, jisai greitai išsivalys, dar kažkiek tai užtruks laiko, bet pasikeitimai pasaulio yra fantastiški per 1,5 metų. Ne, netgi 1,5 nėra, ne. 25 visi ir dabar 26 pradžia. Yra fantastiška. Fantastiko. Ir o ką reikia daryti, kad aš žinau, kai kuriems yra sunku, nes tos programos taip stipriai veikia, kad tiesiog net nematai nieko, tiesiog nieko kito nematai, eini į darbą, namo, į lovą, į darbą, namo, į lovą, į darbą, namo, į lovą, į darbą, namo, į lovą. Kartais ir verslai tokie yra. Į verslą, namo, į lovą, į verslą, namo, į lovą. Ir nėra pasitenkinimo, nėra meilės, nėra laimės. O ką reikia daryti, kad ištrūkti iš to viso? Pirmas dalykas - žinoti, suprasti, suvokti, kad visas tavo gyvenimas priklauso nuo tavęs ir išreikšti savo valią ir pasakyti savo, ko tu nori. Aš noriu taip ir viskas. Ir daryti tai, ko tu nori. Daryti. Jeigu kažkas trukdo, žiūrėk, jeigu kažkas nesiseka, jeigu kažkas tai trukdo, arba pats gali apdirbti tą visą, arba siek profesionalų pagalbos su psichologais, su tais, kurie energiją mato, skaito, nuskaito. Yra pilna gerų žmonių, kurie tau gali padėti. Žiūrėk čia pas mane irgi, vien klausantis tokios informacijos, vien tai klausantis jau keičia tavo būseną. Yra labai daug žmonių, kurie gali padėti ir padės tau, tik tai reikia tau panorėti. Jeigu reikia pagalbos, paprasčiausiai išreikšti savo valią. Čia kažkas negerai su manim, čia kažkas ne taip, reikia sutvarkyti tą. Ir reik link to. Aš noriu sutvarkyti tą, išreikšti valią, kai tu pasakysi savo, ateis ta pagalba, tiesiog ateis. Tu pradėsi ieškoti ir surasi, ir viskas. O jeigu pats kažką nori, jau jauti kažką, tai irgi tas pats. Eik tiesiai, nieko nežiūrėk ir viskas. Išreikšdamas valią, ko tu nori. Aš noriu to. Ir viskas. To nebenoriu, tas atsibodo. Ok, viskas, einam ten. Ir viskas. Viskas. Tiesiog šitam pasauliu paklūsta tau. Tiesiog tau taip pat gali kartais atrodyti, žinai, kad oi čia tas, oi čia gal tas negerai, oi čia tas negerai, oi čia tie. Tiesiog, kai labai mes norim, taip, bet taip ramiai. Ne tai, kad, neteisingai gal pasakiau, ne tai, kad labai norim, kai labai norim, va tas ir yra, žinai, kai labai norim ir neišeina, ir nutolsta tas dalykas, ne? O kai, pavyzdžiui, taip lengvai žinojimas tas toksai, kad aš tą jau turiu, aš šitą jau turiu padaręs,
toks žinojimas, kad jau, pavyzdžiui, kažko tai nori, ne, taip lengvai. Sudėlioji ketinimą, tokį karkasą įsivaizduoji galvoje. Čia ne galvoje, bet, gerai, galvoje pasakom, kad tokį karkasas, kaip tau eina pačiam, sugalvoji, sudėlioji mintyse, vaizde, sudėlioji ketinimą ir sakai, viskas, aš jau tą turiu. Ką čia dabar reikia padaryti, kažkokius žingsnius padaryti ir viskas. Ir viskas. Ir tai vėliau ir anksčiau atsiras tavo gyvenime. Bet ir reikia žinoti, kad tai jau yra pas mane gyvenime. Ir viskas. O kai tenai, žinai, kai stresuojam, gal tą turėjau omeny, žinai, kai stresuojam, kai labai norim, tas tolsta. O jie to ir nori tamsieji, kad mes stresuotumėm, mes bėgtumėm, prašytumėm, stresuotumėm, pergyventumėm. O jie to ir nori. Bet mes jau žinom, kai veikia viskas jau išėjo, visa informacija išėjo į išorę, visa informacija tiesiog, ko mums reikia, jau yra čia, viskas pasikeitė, tas pasaulis pasikeitė, mums tik reikia susidėlioti save, susirinkti save, visus savo kūnus ir viskas. Ir viskas, ir susikursi gyvenimą patį nuostabiausią. Tai va, apie tai mes čia kalbam, jeigu rezonuoja, užeik, pakalbėsim visi, užduok klausimų, jeigu nori ramiai būk, neuždavinėk, jeigu nori uždavinėk ir malonu bus su visais pasimatyti. Ir jeigu nori, pavyzdžiui, būti modeliu, ieškau modelių dabar, užeik į begalinė.cc, įsirink kokį nors vieną kitą rūbą, apsirenk gražiai, įsigyk, apsirenk gražiai ir būsi vienas iš modelių. Dar kartą visiems malonu pasimatyti. Iki, pasimatysim. Čiau.